Labadiena, Mindaugas Šeplikas, esu Dvarkos žemėse ir šiandieną reportažiukas bus apie bitininko dirbtuves. Tai turime šiandieną lapkričio pradžią ir noriu iš anksto pasakyti, kad tokiu metu aš jau pradedu gaminti avilius, todėl jeigu kas nori avilių kitam sezonui pavasariui, tai sakykite, pagaminsiu, nes gaminu tik tai žiemą. Lapkričio, gruodžio, sausį dar vasarį gaminu iki kovo. Tai va, tame tarpe, jeigu kažkam reikia avilių, galiu pagaminti. Po to jau nebebus laiko, tai ir negaminsiu. Tai va, tai šiandieną reportažiukas apie bitininko dirbtuves. Čia yra ką tik pastatytos dirbtuvėlės mano. Užtrukau kažkur tai apie 2 mėnesius, kol čia viską įrengiau. Tai šiandieną padarysiu jums ekskursiją, kaip atrodo bitininko dirbtuvės. Čia yra viskas absoliučiai pritaikyta bitininkystei. Praeitais metais čia pastačiau šitą pirmą sandėliuką. Buvo tik tai šita dalis pagrindinė, čia įrengtos yra dirbtuvėlės. O šiais metais dastačiau antrą tokį patį sandėliuką, po to juos čia sujungiau. Ir dar iš kitos pusės užeisim, pažiūrėsim dar, kas ten irgi padaryta. Na ką, eime į vidų. Taip, atidarom duris. Ir parodysiu viskas, kaip įrengta maždaug viduje. Tai va, tai čia yra dirbtuvėlės, kur yra gaminami aviliai. Vien tik tai aviliai, čia daugiau niekam nėra pritaikyta, vien tik tai avilių gamybai. Per daug metų jau čia atkaliau sistemą, ko reikia aviliams, būtent kokių įrankių, kokių medžiagų, kad būtų patogu dirbti, kad viskas būtų po ranka. Vat, visas instrumentarijus, kaip sakyti, viskas yra vietoje. Vat, kompresorius, viskas, ko reikia avilių gamybai. Yra pečiukas, o ten kampe patalpa nedidelė, specialiai dariau nedidelę patalpą, kad būtų lengva apšildyti, kad reikėtų kuo mažiau malkų, kad būtų patogu. Uždėjai truputėlį malkyčių, patalpa maža, apšiltinta, iš karto šilta ir tu žiemą gali čia puikiai savo dirbti, netgi su maike dirbu, kažkur apie 20-25 laipsniai šilumos. Čia būna, čia yra mano visas sąrašynas apie avilius, kokie išmatavimai, iš karto, kad kiekvieną kartą neprisimint ir, kaip sakyti, tuos avilius iš karto gaminti. Tai va. Tai čia aš praleidžiu didžiąją dalį žiemos šitame kambariuke, šitose dirbtuvėlėse apie 4 kažkur mėnesius aš čia būnu, ateina pavasaris ir aš jau tada lendu į lauką ir prasideda lauko darbai. Tai va, tai čia yra pagrindinės dirbtuvėlės, kur yra gaminami aviliai. Tada per daug metų aš jau supratau, kad reikia būtinai laisvos vienos patalpos, kur yra pagaminti aviliai saugomi. Nes dažniausiai aš tos avilius anksčiau kažkur sandėliuodavau, čia kažkur prie šito garažiuko, kažkur užklodavau ar dar kur. Tai šiemet pasidariau tokią patalpėlę, tu atidarysiu, parodysiu jums. Čia žinokit, čia kokie labirintai, čia atsidarai ir galo nematyt. Va, tai čia yra tokia patalpėlė, 7 metrai ant 2. Reiškia, šita patalpėlė yra skirta saugoti ir sandėliuoti naujai pagamintus avilius. Kol jie dar, aš pagaminu avilius, juos sudedu visus, po to jau kaip būna visi aviliai pagaminti, tada juos dažau. Tai va, prieš dažymą visi aviliai yra sandėliuojami čia. Vat pravesta šviesa visur uždengta. Tokia patalpėlė. Avilių sandėliavimų. Taip, kita patalpėlė. Taip, yra šita. Tai šita patalpėlė yra skirta medžiagų sandėliavimui. Medžiagų sandėliavimui ir dar kai kam. Tuoj parodysiu. Taip. Atidarysim viską. Na va. Gal dar šitas duris pavyks atidaryti. Va, tai čia yra patalpa medžiagų sandėliavimui ir čia laikomas vėlgi keturatis su priekabėle, kuris aptarnauja Dvarkos bityną ir Dangaus žiedų bityną.
aptarnauja. Sakau, čia yra viskas, žinokit, viskas pritaikyta tik tai bitininkystė. Ten vat spietinės, reiškia fanera spietiniams, čia yra medžiagos lovoms bičių, taip tašai aviliams, na ir tokie vat metsukis, kurį reikia perdaryti, karutis bityno aptarnavimui, dviratis irgi nuvažiuoti į bityną, greitai kažką nuveikti. Tai va, tai tokia patalpėlė, kur yra saugomos medžiagos ir keturatis. Einame toliau. Parodysiu dabar iš kitos pusės, kaip čia viskas atrodo. Va, čia pas mus vyksta, ne tik čia pas mane darbai vyksta dvarako žemėse, bet vyksta ten vat ir toliau. Statomas yra namas, čia lyginama žemė. Taip, kad darbas čia vyksta visomis sritimis, kaip sakyt. Vat, tai va, čia tai tos dirbtuvėlės dabar. Čia tos dvi dirbtuvėlės sujungtos ir prie tų dar dirbtuvėlių iš kitos pusės aš padariau dar tokią vieną vat ilgą patalpą. Tai yra 9 metrai ant 3 gavosi. Ir mes dabar pasižiūrėsime, kas čia yra laikoma šitoje patalpoje. Va, einam, atidarysim. Čia jau skaitau, kad čia jau yra garažas. Vat. Tuo atidarysim viską. Tai va, tai čia yra bitininko mašina. Bitininko mašina. Subaru, 4 varomi. Tam, kad galėčiau visur pravažiuoti, visur spietinės padėti ten, kur įprastai neįvažiuoja paprastos mašinos. Tai va, tai mašina pritaikyta irgi bitininko profesijai. Ir einame gilyn. Gilyn. Aha, reiškiasi čia. Tai va, mes išeinam netgi į tą patalpėlę, kur yra dedami aviliai. Čia taip sujungta viskas. Taip, ir dabar, jeigu taip pat parodyti truputėlį iš toliau, ten yra vat malkos sudėtos apšiltinimui dirbtuvėlių. Taip, čia yra priekaba laikoma, priekaba avilių gabenimui, irgi tik tai avilių gabenimui, medžiagų parsivežimui, kaip vat, ir yra sudėtos neandrės, kurios laukia, kaip sakyti, savo laiko ir tuoj pradėsiu jau gaminti čia neandrinius avilius. Vat pasidariau, na viskas taip, galima sakyti, vat matot, glaustai netgi, vat priekabos apšvietimas remiasi į neandrės, na viską taip padariau, kad viskas tilptų, viskas kompaktiškai. Vat, taupiai, bitininkai yra taupų žmonės, viską praktiškai daro. Nu va, parodysiu dar iš kitos pusės, va, priekabėlė čia laikoma. Ten dar kartą aviliukai išėjimas ir neandrės. Va, o čia malkytės. Nu tai va, tokia ekskursija. Tokia ekskursija po bitininko dirbtuves. Įsirengiau, kad būtų patogu dirbti, nes tikrai praeitais metais labai daug čia vežiau aš to avilių pirmyn atgal, kloščiau čia juos, dengiau, dariau, o šiemet jau nusprendžiau pasidaryti rimtas dirbtuvėlės, kad būtų patogu, greita, va, ir kokybiškas darbas vyktų. Tai va, tai tokia šiandien ekskursija po bitininko dirbtuvės. Tai ačiū Jums už dėmesį ir iki.